Jei labas, tai šiandien bandysiu su klumpėm nubėgti 10 kg. Turiu patikimus bėgikus šalia. Filmuoja Povilas ir Ramunė. Galite viens kitą pafilmuoti. Ramunė lydės mane visą kelią. Povilas nelydės, nes neseniai nubėgo 8 kg. Čia labai gera nuotrauka yra šita Povilo, kuris bėgo 8 kg. O dabar reikia užsidėti ir iškart pažiūrėti, kaip seksis. Būtų, aišku, labai gerai toksai labai lėtas video, toksai, viskas ten taip lėtai. Keli žmonės klausia, kaip aš jas planuoju tobulinti. Kol kas viskas eina link natūralumo, kad nebūtų jokio GMO ar kažko, tiesiog bus vilnonės kojinės, klumpės ir dabar reikia viską susikrauti kuprinę ir bandysim bėgti link Vingio parko. Pradedam. Liko 20 metrų iki kilometro. Tai vienas klausimas buvo, ar planuoju kažkaip priderinti outfitą. Tai dar neplanuoju, bet šiaip iš tikrųjų galbūt norėčiau su kokiu menininku ar menininkė kolaboracijos ir padaryti, kad klumpės būtų tokios su tais visais rėmėjais, kaip kad būna visokių NASCAR lenktynininkų ir taip toliau tie kombinzonai. Tai va tokie panašiai kaip šitam paveiksliuke. Tai buvo klausimas, ar nebijau, kad klumpės užsidegtų. O šito bėgimo peisas PM3 žiauriai bijau. Liko 30 metrų iki 3 kg. Koks klumpių vardas? Nesugalvojau klumpių vardo. Galite į ką sugalvoti klumpių vardą. Bet dabar šiaip bendra savijauta yra tokia, kaip visi, kur turbūt bėga pirmą maratoną, kai bėga per daug greitai ir galvoja, čia viskas bus labai įvykti. Nes šiaip per lengvai viskas atrodo. Bet manau neilgai. Tai bėgam Vingio parke. Jeigu nežinojo, čia yra labai faina skulptūra. Andriaus Labasausko grybas, kur galit pasidėti, gerai praleisti laiką. Tai šiaip bėgimas, manau, ypatingai menininkai labai gerai žinos, ką reiškia bėgimas su klumpėm. Tai panašiai kaip mokesčių deklaracija metų gale, kur iš vienos pusės atrodo viskas labai gerai ir tu kontroliuoji situaciją, bet žinai, kad mažytė klaida ir būsi didelė minusė. Indrė sakė, kad labai gražios klumpės, tai labai gražus maršrutas bėgant atrasti su klumpėm. Justinas klausė, ar nekrenta klumpės nuo batų. Tai Justinai, dėl tavęs tikrinu. Ir šiaip galbūt reikėtų performuluoti klausimą ir sakyti, ar ne klumpės nekrenta nuo mano kojų, o ar aš nekrentu iš klumpių. Ten. 4 kilai, be 30 metrų. Buvo klausimas, ar neskyla bėgant kietais paviršiais. Tai jau buvo ir kietų paviršių. Kol kas tik tai trinasi. Kaip mėgsta mašinistai sakyti, čia tik apkatkė. O šiaip neseniai mačiau patį nuostabiausią automobilį Fiat Cyber Multipla. Kol kas nubėgau 4,6 kg. Dar visai normaliai tai padarysiu vieną prisitraukimą su klumpėm.
kilai. Yra dabar 5 kilai 600. Kol kas normaliai, nieko neprigriaužė. Tai reikės vis tiek, kadangi bus Kuršių Nerijoje bėgimas, tai reikia pažiūrėti kaip ant smėlio, kaip mokykloje ant Prakasiaus. Lygiai 6 kilai, ten fone žoliapjovė ūžė, tai klausimas ar trina, klumpės kol kas netrina, bet žinau, kas kai stipriai trina ir dar daugiau pritrins. Tai va šitie, dar čia šitie, tai rinkimuose balsuokit atsakingai. Labai noriu, kad du gražus dalykai fone pakliūtų. Ai, biškį traukiu. O, yes. Yra 6 kilai 920 metrų, beveik bus 7 metrai. Buvo klausimas, kas geriau, klumpės ar kaliošai. Nu, šiaip kaliošai manau geriau, bet tas, kas jums patogu. Tai kol kas su klumpėm einas gerai. Įbėgta prarijau musę. Įbėgta į 7 km atstumą ir į asfaltą, tai lygiai 8 kilai. Klausimas buvo, ar bus prieš tai esančio video 10 valandų music video, kur buvo mano nusempluotas klumpių garsas ant Randy Newman labai gražios dainos. Nebus, nes copyrightas ir šiaip leisdamas tame video svetimą gražią dainą, toks jaučiuos biškai kaip jodamas ant svetimo arklio. Tomas vejasi pabėgiką, Anis aprengt. Anas visai greitas. Domas nusivėjo bėgiką. Aš net nepavėjau. Bandžiau filmuoti. Žiūrėjau, bėga iš paskos žmogaus ir kaukščia. Kaip maniakas koks. Dešimt kilų. 10 kilų ką metrų. Jau biškį pradėjo griaužti kojas. Bet šitas bėgimas yra ne apie skausmą, ne apie nuograužas, o apie tai, kad jeigu nori atbėgti, vadinas gali. Žiauriai ačiū, kas palaikot. Ir čia vat buvo, kai prašiau, kad užduotumėt klausimus, buvo toks, tiesiog noriu tik pagirti, labai ačiū. O aš noriu pagirti, ačiū Ramunė, kuris sakė lydės visą maratoną, jėga ir filmavo ir Povilai. Yes. Ačiū.